Ačiū Vyti, ačiū mėlieji, gerbiami klausytojai, žiūrovai, ačiū už galimybę bendrauti su šia labai protinga ir malonė publika. Skaidrių aš nedemonstruosiu, galbūt tai padės man truputėlį glausčiau išsireikšti. Pagal savo išsilavinimą mane labai domina didelių reiškinių mechanika, kaip jie veikia praktikoje. Taigi, kalbant apie bendrojo gėrio demokratiją, tą terminą, kurį protingi krikščionys mėgsta naudoti, ieškodami alternatyvos liberaliai demokratijai, man visada norisi užduoti klausimą, kaip tas dalykas iš tikrųjų veiktų, ar jisai veiktų ir ką realiai krikščionys gali padaryti, kad ta bendrojo gėrio demokratija taptų realybė. Jeigu mes apsibrėžtume politiką, kuri veikia bendrojo gėrio demokratijos principų, ko gero galėtume turėti tokį darbinį apibrėžimą. Tai yra politika, kurioje sprendimų kriterijus yra gėris ne siauroms interesų grupėms, ne individams atskirai, o visai bendruomeniai kartu paėmus. Su šiuo apibrėžimu, ko gero, mažai kas ginčytųsi. Ir jisai iš tikrųjų yra naudingas apibrėžimas. Jį yra verta transliuoti viešumoje, nes jisai yra efektyvi antitezė postmoderniam, konstruktyvistiniam arba galbūt reikėtų sakyti dekonstrukciniam požiūriui, kad teisinga demokratija yra tokia, kur gėriai atitenka istoriškai marginalizuotų grupių atstovams, nepaisanti tai, kaip tai atsilieps visai visuomeniai. Netgi tarp eilučių užsimenant, kad tam tikra žala iš tikrųjų arba menamai kadaise engėjų klasiai buvusiai yra visai pateisinama ir turėtų būti taikoma. Taigi bendrojo gėrio apibrėžimas grinai retorinė prasme yra reikalingas tam, kad užkirstume kelią tam, sakykime, vaukistiniam požiūriui, kad teisingoje visuomenė turi būti šventos karvės, kurių statusą nustato nelabai žinome kas, bet pagrindinis kriterijus yra kadaise patirtos nuoskaudos. Tačiau, jeigu mes pažiūrėsime į bendrojo gėrio demokratijos apibrėžimą iš mechanistinės pusės, mes pamatysime keletą problemų. Bėda yra ta, kad politikai, kurie priima sprendimus, kurie mes tikėtumės, kad tarnautų bendrajam gėriui, realiai atstovauja siauresnius interesus. Tai yra arba partinis interesas, koks nors grupinis interesas, kartais ir savo interesas. Ir dėl to yra įmanoma, kad politikai pasitelkę retorinės priemonės panaudos bendrojo gėrio argumentus pateisinti visiškai ne bendrojo gėrio siekiančią politiką. Mes galime įsivaizduoti diktatorių, kuris įgyvendina politiką skirtą savo paties ir savo draugų labui, galbūt netgi įvelia šalį į pražūtingą karą, tuo pačiu metu teisindamas ir motyvuodamas tokį elgesį bendrojo gėriu, sakydamas, kad tai yra dėl tautos išlikimo, kad tai yra dėl nacionalinės garbės ar kitokių esą visiems svarbiais turinčių būti dalykų. Jeigu jūs manote, kad demokratija yra apsaugota nuo tokių manipulacijų, kuomet savanaudžiai politikai panaudoja bendrojo gėrio retoriką tam, kad išplauti savanaudiškus sprendimus, tai aš turiu jūs nuvilti. Nėra sunku pademonstruoti, nereikia labai sudėtingo modelių, parodyti, kad demokratija nesugeba savaime vien tik tai balsavimo procesais ir mechaninėmis priemonėmis užtikrinti, kad politiniai sprendimai atspindėtų ne galingųjų interesą, ne interesą tų, kurie gali priimti sprendimus, o visos visuomenės bendrąjį gėrį. To užtikrinti mes negalime, vien tik tai turėdami rinkimus ir kitą paprastą demokratijos mašineriją. Arčiausia aproksimacija, panašumas į bendrojo gėrio demokratiją gali įvykti tuomet, kai politinėme procese iš tikrųjų dalyvauja ir turi įtaką daugiau negu viena srovė, daugiau negu vienas interesas, daugiau negu vienas požiūrio kampas. Taigi pirmas dalykas, ką krikščionys turėtų skatinti, ir tai yra paradoksiška, nes skamba labai liberaliai, tai politikoje dalyvaujančių jėgų įvairovė, kad nebūtų nutildymo, taip vadinamo cancelinimo, ir kad politinis procesas būtų prieinamas plačiam spektrui įvairių politinių jėgų. Profesorius Jokubaitis kažkada vienoje savo kalboje minėjo, kad katalikybė ir krikščionybė, dabar nepamenu, yra paskutinis liberalizmo bastionas. Ir aš pritariu tai minčiai, kadangi liberalizmui darantis vis labiau neliberaliam, būtent bendrojo gėrio demokratijos
vizijoje atsiranda ne tik tai vieta, bet ir būtinybė užtikrinti įvairių balsų sąskambį. Kodėl? Todėl, kad tik tai tame įvairių balsų sąskambyje mes galėtume tikėtis priimti sprendimus, kurie atspindėtų ne dominuojančios jėgos, o visos visuomenės bendruomenės gerovę. Tačiau to nepakanka. Nepakanka turėti politinės partijas, nepakankama turėti netgi tikrai laisvą ir įvairias nuomonės atspindinčią žiniasklaidą, nepakanka turėti advokacijos organizacijų. Beje, visa tai yra labai geri dalykai ir tai yra siekiamybė. Mes šiek tiek to jau ir turime, kaip ir šiandien matome, turime čia politikų, kurie atstovauja krikščionišką poziciją politikoje, turime nevyriausybinės organizacijos, kurios veikia politinėme lauke. Nėra viskas prarasta, reikia visą tai stiprinti, tačiau ir to dėja nepakanka. Politologijoje yra toksai terminas kaip politinės diskusijos dimensija. Tai yra vertybių visuma, kurioje mes vertiname vieną ar kitą politinį sprendimą. Ir labai svarbu, kokios yra dimensijos, kuriuose vertinami politiniai sprendimai. Paprastas pavyzdys. Įsivaizduokime infrastruktūros projektą. Reikia nuspręsti, ar jisai bus vystomas ir kiek jam bus išleista pinigų. Jeigu apie šį infrastruktūros projektą mes kalbėsime vien tik tai iš kaštų ir naudos analizės perspektyvos, yra labai tikėtina, kad aplinkosauginiai, pavyzdžiui, to projekto aspektai nebus tinkamai įvertinti ir tas projektas galės sukurti daug žalos, netikėtų šalutinių poveikių, kadangi vertintas jisai buvo siauroje kaštų ir naudos dimensijoje. Kita dimensija, šiuo atveju aplinkosaugos dimensija, nebuvo įtraukta. Ir dėl to aš manau, kad ko gero svarbiausias krikščionių indėlis į bendrojo gėrio politikos galimybės atsiradimą yra sukurti dimensijas, kuriuose būtų galima matyti politinius sprendimus ne atomizuotai, kaip siūlo šiuolaikinė liberali perspektyva. Ką turiu omenyje? Mes galime turėti dimensijas – kaštų, aplinkosaugos, nacionalinio saugumo, bet jeigu visose dimensijose dominuos požiūris į žmogų kaip į autonominį veikėją ir į didžiausią tikslą kaip to žmogaus autonomijos užtikrinimą, tokiu atveju visose tose dimensijose mes priminėsime sprendimus, kurie vargiai ir derės su bendruoju gėriu. Dėl to mano gilių įsitikinimų krikščionių vaidmuo yra ne vien tik tai dalyvavimas politinėje entreprenerystėje, advokacijoje, viešuosiuose debatuose, siekiant paveikti įstatymų priėmimą. Visa tai yra reikalinga, bet taip pat reikalingas ir tas kultūrinis dalyvavimas, sukuriant dimensiją, sukuriant įtampą. Ir šioje dimensijoje mūsų oponentai taip pat yra reikalingi, sukurianti gyvą diskusiją visuomenėje apie tai, kas yra žmogus, kas yra vertingas gyvenimas. Ir čia krikščionis turi atsakymą. Katalikų bažnyčios mokymas apie žmogaus orumą išreikštas socialinėje plotmėje per tokius principus kaip solidarumas ir subsidiarumas turi labai aiškią viziją to, kas yra žmogus. Bet mes apie tai labai mažai kalbam. Mes, krikščionis, dažnai politikoje bandom spręsti problemas, perėmė pamatinę dimensiją, kurioje žmogaus didžiausia vertė yra būti savarankiškai sprendimus priimančių autonominių veikėjų. Ir šitoj vietoj, kol mes nepadarysime įtampos, bus labai sunku sukurti bendrojo gėrio demokratiją, kuomet pamatinis sprendimo kriterijus šalia visų dimensijų, kur yra įtampos nekeliantis supratimas, kad atomizuotas individas yra viso ko pagrindas. Dėl to mes turime ne vien tik tai poreikia ne vien tik tai organizacijoms, ne vien tik tai politinėms partijoms, ne vien tik tai nevyriausybininkams. Mes iš tikrųjų turim poreikį turėti daug žmonių. Kad sukurti dimensiją visuomeniai, tu turi turėti kritinę masę, tu turi turėti, sakykime, virš trečdalio visų rinkėjų, turinčių tam tikrą vertybinį užsiangažavimą, tam, kad galėtum oponuoti kitai pusei ir sukurti dimensiją politinėje arenoje. Ir kad taip atsitiktų, neužtenka vien tik tai kalbėti per televiziją ar radiją, reikia iš tikrųjų išnaudoti tą didžiulį resursą, kurį Dievas mums davė ir socialiniai mokslininkai pastebėjo, tai yra demografinį pranašumą.
Mes dažnai dabar gyvename liūdnomis nuotaikomis. Kokią čia mes dimensiją sukursim, kokią čia mes diskusiją įžiebsim, kokią čia mes kultūrą pakeisim, jeigu mes esame nykstanti grupė, jeigu mūsų paskutinis bastionas yra, nežinau, moterėlės kur nors kaimo bažnytėliai, kai jos išmirs, mūsų krikščionybė ateis galas. Laimiai turiu gerą naujieną, tai yra netiesa. Visi, kas čia sėdėte, puikiai pažįstate krikščioniškas šeimų bendruomenės ir tenai su 3 vaikais tu atrodai labai neįspūdingai. Su 4 atrodai vis dar neįspūdingai. Taip kad tikrai yra tas demografinis gyvybingumas ir yra ta galimybė, kad ateityje 21 amžiaus eigoje krikščionybė nebus išstumta ir neišnyks, bet kaip tik sugebės kurti naują įtampą visuomeniai, gerąją prasme įtampą, debatą visuomeniai apie tai, kas yra vertas gyvenimas ir tokiu būdu įgalinti žvelgti į politiką iš kitų vertybinių perspektyvų. Ir tai būtų arčiau bendrojo gėrio politikos. Bet yra vienas niuansas. Pažįstu tokį vieną ateistą, kuris išgirdęs apie krikščionių demografinį pranašumą nusijuokė ir pasakė, mūsų ateistų tai visai negazdina, kadangi mes dauginamės nelytiniu būdu. Jūs pagimdote, o mes paimame per mokyklas, per universitetus. Ir šitas klausimas man ilgą laiką nedavė ramybės. Aš skaičiau literatūrą apie tikėjimo perdavimą šeimoje, taip pat ir apie krikščionių demografinį pranašumą. Ir susidūriau su vienu įdomiu autoriumi, profesoriumi Eriku Kaufmanu, kuris yra politologas besidomintis demografiją. Ir jisai yra parašęs gana daug ažiotažų sukėlusią knygą Ar tikintieji paveldė žemę. Jisai kalba apie tikinčiųjų demografinį pranašumą, bet taip pat užsimena apie vieną įdomų dalyką. Kad išlaikytume vaikus tikėjime, kad galėtume sukurti tą kritinį skaičių žmonių, kurie galėtų dalyvauti politinėme procese, kur kurti politinę dimensiją, mums reikia turėti didelius socialinius barjerus nuo visuomenės. Na, turime būti panašiai kaip amišai, panašiai kaip ultraortodoksai žydai, turime rengtis skirtingai, valgyti skirtingai, elgtis skirtingai. Tuomet mūsų vaikams bus labai sunku atskilti nuo tikėjimo, nes atskilimas nuo tikėjimo reikš viso gyvenimo stiliaus pakeitimą. Ir savaime suprantama toks pasiūlymas katalikams, kurie yra kviečiami būti iš pasaulyje, bet ne iš pasaulio, bet vis dėlto pasaulyje, nėra priimtinas. Mes esame per daug integruoti visuomenę ir niekas nesiruošia dabar iš jos pasitraukti į kažkokį kibucą. Dėl to man ir mano kolegui Dainiui Geniui, sociologui iš Vytauto didžiojo universiteto, kilo mintis patirinėti šitą klausimą empiriškai ir iškelti tokią hipotezę. Ar gali būti, kad šeimoje būtų sukurtos tam tikros ribos, tam tikros užkardos, kurios nebūtų mitybos, aprangos plotmėje, bet būtų vertybių plotmėje. Kitaip tariant, ar tikėjimo tiesas šeimoje sėkmingiau galbūt perduoda tie tėvai, kurie turi gilų, karštą, stiprų tikėjimą ir, svarbu, nebijo kartais dėl tikėjimo eiti į konfliktą su dominuojančia aplinka. Mūsų mintis buvo tokia. Paaugliai bet kuriuo atveju sukils. Taip turi būti, paaugliai visada sukyla. Klausimas, ar jie sukils su visuomenė prieš tėvus, ar su tėvais prieš visuomenę. Ir mūsų viltis buvo, kad jie galbūt sukils su tėvais prieš visuomenę, jeigu jie augs sukilėlių šeimose. Jie augs sukilėlių aplinkoje ir ypač jeigu ta visuomenė dar bus truputėlį užvažiavusi ant jų tėvų, aš nekalbu apie trėmimus į Sibirą, bet kokie nors nepatogumai darbe, kokie nors pašiepimai ir panašiai. Na tai, kieno mundurą tu ginsi? Ar tų sukilėlių, su kuriais buvai visuomet sukilęs, ar tų, kurie ką tik tavo tėvams užvažiavo? Aš čia, žinoma, labai šaržuoju, bet pagrindinė mintis buvo tokia. Ar tokie šeimos gyvenimo aspektai, kaip šeimos malda ir dalyvavimas religinėse praktikose, tėvų ištikimybė tikėjimo mokymui ir tos ištikimybės atstovėjimas darbe, netgi jeigu tenka dėl to nukentėti, konkretus tėvų nukentėjimo dėl tikėjimo faktai ir tėvų pasitelkimas į religinio motyvo aiškinant moralinius pasirinkimus vaikams, nesukuria tam tikros aplinkos, iš kurios vaikus į sekuliarumą išmušti būtų sunkiau. Tai nėra skirtingi rūbai, tai nėra skirtingi mitybos aspektai, tai nėra elektros nenaudojimas ir važinėjimas kumelaitės traukiamų vežimu. Tai yra vidiniai, sakykime, įtvirtinimai
vaiko, kad jisai matytų pasaulį skirtingai negu jį mato visuomenė ir matytų tėvus, kurie yra pasiryžę tai ginti, galbūt kartais gaudami per snapą už tai, kad gina. Ir mes padarėme tyrimą, kurį rėmė Laisvos visuomenės institutas ir fondas Immaculata. Surinkome duomenis su Baltijos tyrimų kompanijos pagalba iš 300 porų tėvų ir vaikų ir tyrėme skirtumą tarp tėvų religinių įsitikinimų ir vaikų religinių įsitikinimų, kontroliuojant demografinius rodiklius, o taipogi būtent tą požiūrį į tikėjimą. Ar tikėjimas yra kažkas, ką tu darai bažnyčioje, o po to gyveni savo gyvenimą, ar tikėjimas yra persmelkęs visą tavo gyvenimą, ar dėl tikėjimo tu esi pasiruošęs atstovėti ir galbūt gauti kiaušinių per nosį. Ir pamatėme įdomių dalykų. Pamatėme visų pirma, kad tam tikros tikėjimo tiesos yra sunkiau perduodamos nei kitos. Tikėjimo teiginiai, kurie gali būti priimami liberalioje visuomenėje, perduodami gana lengvai. Tarkime, ar tiki, kad yra gyvenimas po mirties? Na, nori tikėk, nori netikėk. Tavo reikalas. Ir dėl to šitas įsitikinimas tėvų vaikams perduodamas nesunkiai. Duosiu pavyzdį kito įsitikinimo, kurį mes tyrėme. Norint būti išganytų, reikia sekti Kristumi. O čia jau eina prieš plauką liberalioj visuomeniai. Visi puikiai žinom, kad religija nėra nesvarbus dalykas. Nei įsidarbinant, nei gaunant paskolą, nei niekur kitur religija negali nulemti tavo privalumų. O dabar staiga pačiam svarbiausiam dalyke, išsigelbėjime, išganime, būtina sekti tą stalių iš Judėjos, iš Nazareto, atsiprašau. Tai yra nepriimtina šiuolaikiniai laiko dvasiai. Ir kaip galima būtų tikėtis, šitą įsitikinimą perteikti tėvams darosi vis sunkiau. Tai pirmas dalykas, kad ne visi religiniai įsitikinimai yra vienodi ir kuo tu eini giliau į tikėjimą, kuo tu eini giliau specifiškai į krikščionybę, kur jinai gali darytis kontrkultūrinė, to sunkiau darosi perteikti tos įsitikinimus jaunai kartai. Vis dėlto, kas nuteikia optimistiškai, ir aš noriu baigti optimistinę gaidą, tai yra tai, kad kuo labiau tėvai turėjo gilų tikėjimą, kuo jisai labiau buvo praktikuojamas šeimoje, kuo labiau tėvai buvo pasiruošę gauti per nosį už tai, kad atstovi savo tikėjimo klausimus darbo aplinkoje, tuo didesnis atitikmuo tarp tėvų ir vaikų konservatyvų ir religinių įsitikinimų. Taigi atrodo, žinoma, tai yra tik tai vienas tyrimas iš vieno tyrimo, kaip visi mokslininkai žino, nedarom galutinių išvadų, bet pirminės išvados rodo, kad iš tikrųjų tėvų tikėjimo gilumas ir pasiruošimas gyventi kontrakultūrinį gyvenimą padeda išlaikyti vaikus tikėjime. Dėl to aš noriu pabaigti optimistiškai. Bendrojo gėrio demokratijai neužtenka vien tik tai pasiekti, kad visuomenė kalbėtų, jog bendras gėris yra sprendimų priimimo kriterijus. Turtingas niekšas, kuris turi daug įtakotukų, padarys, kad jo savanaudiškas interesas būtų parduotas kaip bendrasis gėris. Ir jeigu jūs turite naivę idėją, kad visuomenė instinktyviai pajus, kas yra bendrasis gėris, kartais galbūt. Bet prisiminkime 2018 metų referendumą Airijoje, kurioje 60 keli procentai rinkėjų liberalizavo abortą ir jį padarė lengvai prieinamu. Visuomenė yra įtakojama. Dėl to ir yra nuomonės formuotojai ir įtakotojai. Mums reikia, kaip krikščionims, kad nuomonės formuotojai ir įtakotojai būtų iš įvairių sričių. Taip, stumdami savo naratyvą, jie vis dėlto sukurs šalutinį teigiamą poveikį, kad vienas naratyvas neuždominuos. Ir tame bus vieta ir krikščioniškam balsui. Bet ir to nepakanka. Reikia kurti dimensiją apie žmogaus orumą. Kad žmogaus orumas yra diskutuotinas klausimas, kad nėra aišku, kas yra žmogaus orumas ir kad autonomija ir individo teisės nėra atsakytas klausimas. Tai nėra žmogaus orumas savaime suprantamas, kad yra alternatyvus pasiūlymas. Ta dimensija turi būti kuriama visoje kultūroje ir čia nepakaks kelių nevyriausybinių organizacijų ir kelių viešų intelektualų, nors ir jų reikia. Čia reikia kritinės masės. Ir kritinė masė ateina iš šeimų. Ir gera naujiena yra tai, kad turint omenyje tikinčiųjų demografinį pranašumą ir tai, ką rodo kolegos Dainiaus ir mano tyrimas, yra vilties, kad tą kritinę masę mes turėsime, kad vis dėlto sekuliarumo traukinys nesutraiškė, sekularizmo traukinys nesutraiškė tikėjimo paskutinių likučių ir iš tų sėklų, ypač iš kankinių sėklų, užaugs nauja karta. Tai labai jums ačiū.